Ar turite daug gero, produktyvaus asmeninio laiko? Aš atvirai pasakysiu, kitą kartą neturiu ir, žinot, e-komercijos projektų vadovų darbuotis nėra taip jau ir lengva ir paprasta. Nes dažniausiai viskas vyksta ne taip, kaip turi būti, visi vėluoja, laiku nieks nieko niekada nesuspėja padaryti, tai tampa kasdienybė. Savaitgalį. Kadangi antradienį buvau išvykęs, važiavome BNI, toliau buvo penktadienį buvau inovacijų agentūros renginyje, tada visą šeštadienį dirbau ir sakau, sekmadienį, reikia laiko skirti savo. Buvau užsiregistravęs į Toyota ėjimą, 25 km, dar galvojau, turiu čia tiek darbų, kad reikia pasidaryti, bet, sakau, reikia skirti laiko savo, nueit pasivaikščioti. Ir įsivaizduokit, kaip jūs galvojat.